dažnai atrodo, ir aš tą jausmą išnešioju savyje ir kaip ilgametė politikė, ir kaip žmogus, kuris domisi visuomeniniu gyvenimu, ir kaip žurnalistė, galų gale net ir kaip mokytoja iš dalies, kad mūsų sistemoje nepaprastai svarbus yra dalykas - įstatymas, taisyklė, dar kažkas. Ir jeigu jie įvykdyti, bet tų taisyklių neužtenka vienam kokiam nors konkrečiam atvejui, tai aš turiu labai stiprų jausmą, kad mūsų sistema tiesiog tada sako, neštai būti negali. Nes ji yra orientuota į tam tikras tokius tipinius atvejus. Ir bet koks unikalesnis atvejis, o praktiškai mes visi viena ir kita forma unikalesni, tai jisai yra iš karto atmetamas. Tai va, tas mano pirmas klausimas toks ir yra. Aš norėčiau tavęs paklausti, iki tol, kol mes pereisim prie tavo asmeninės patirties ir tada mes ten pasiaiškinsim, koks yra to susitikimo tikslas. Lyg ir antras, ar pirmas yra vis dėlto tas unikalumas mūsų. Ar vis dėlto, kaip tu jauti? Ar mūsų visuomenė žiūri žmogų, ar vis dėlto jam linkus prikabinti etiketę ir tada jau su ta etiketė jis jau va taip ir yra. Aš, pavyzdžiui, kaip politikė turbūt esu vagė, taip, nes mes visi vagiam, pabundam iš ryto ir galvojam, ką čia dabar iš to lovio ir ten nuklysti. Žodžiu, tos etiketės. Apie tas etiketės aš, pavyzdžiui, galvoju, kad labai tos etiketės yra patogios. Patogios šablonams, kuriuos yra mėginama sukurti, ne? Nes šablonai leidžia daryti, tarkim, įstatymus konvejerių, tvarkas konvejerių, ten žmogus užpildė, reiškia, formą kokiam socialinės paramos, tarkim, skyriui, ar ne, ir tada specialistas ir nežiūri, turi ten 2-3 eurais daugiau pajamų, vadinasi, jisai gali, žodžiu, pilnai išlaikyti savo vaikus, pavalgyti ten ir tas šablonas leidžia nemąstyti, leidžia iš karto spręsti. Tai aš vis dėlto linkęs esu galvoti, kad visuomenė, o politikai ir iš tiesų valstybės tarnautojai irgi yra visuomenė, dalį jų yra tos etiketės labai patogios. Tačiau, kai mes kalbam apie tai, kad, tarkim, mums yra svarbus ar ne tas sprendimas, tai liečia konkrečiai mus, ne visi žmonės tada pasijaučia išgirsti ir kartais susidaro įspūdis, tarsi tavo problemos tai nemato. Pavyzdžiui, apie partnerystę kalbant, ne? Yra tų homofobų, aš atvadinsiu tiesiog homofobais, jie ten kartais įsižeidžia, kad aš juos taip vadinu, tai kartais vartoju žodį tradicionalistai, bet iš esmės tai yra homofobai. Visi turi teisę pasakyti, kaip daiktą vadina, ir čia, man atrodo, viena laisvos visuomenės dalykų pasakyti, kaip tu matai. Ir nematau čia nieko blogo. Jie iš tikrųjų yra tokie. Tai šitie žmonės, homofobai, iš tiesų gyvena pagal etiketės ir šablonus. Ir kartais jie sako, gerbiami gėjai, gerbiamas lesbietės. Dar kartais prisimena, kad ir biseksualų dar žmonės egzistuoja. Taigi jums leidžia tuoktis, tuokite su priešingos lyties asmeniu ir viskas bus gerai. Čia yra grinai vadovavimasis šablonų ir etiketė, kurią žmogui bandoma prikabinti. Bet tai žmogus individualus, jo tapatybė individuali, ogi mūsų, pavyzdžiui, tapatybės dalis gali susidėti iš 1000 atskirų žingsnių, iš 1000 atskirų kažkokių tai kategorijų. Ir aš, pavyzdžiui, net negaliu atsakyti kartais į labai paprastą klausimą, kai manęs, pavyzdžiui, paklausia, kuo turi pasižymėti, nežinau, LGBT, tarkim, aktyvistas, ar ne? Aš nežinau. Aš tik žinau, kuo aš pasižymiu. Viskas. Aš nežinau, kuo jis turi pasižymėti. Ir, pavyzdžiui, aš savo nesu priskyręs netgi šito titulo, tarp kitko, aš didžiuojuosi šito titulo, bet pats savo jo nepriskyriau, mane tiesiog taip pradėjo žmonės vadinti, aš dar taip pamąsčiau, galvoju, tikriausiai daugmaž kategorija gal ir atitinka, gerai, gal taip paprašiau žmonėms, tegul taip vadinu. Sutrauk, kokia tai kategorija? LGBT aktyvistas, tačiau, bet aš esu ir žurnalistas, kai kurie nevadina tiesą žurnalistų, nes žurnalistika nėra baigta.
ten pažymėjimo neturiu, kaip celofanas, neturiu pažymėjimo dėja. Tai, tai tebūnie tekstus rašantis asmo, jeigu jau kažkam ten taip patogiau, aš turiu krūvą tapatybės dalių, kurios daro mane kaip žmogų ir, aš nesu viena etiketė. Tai dėja mane vertina kaip etiketė. Dėja. Bet mano toks pastebėjimas šio konkrečio atveju yra, kad iš tikrųjų sistemos jos yra nepaslankios, jos yra inertiškos socialinės sistemos. Ir iš tikrųjų, ten buvo momentas vienas, į kurį aš to norėčiau atkreipdėti, nes man atrodo, kad jis yra svarbus. Kai kreipiasi į savivaldą, jie nėra dėmesingi iki galo. Ir aš galiu pasakyti, kad iš dalies jie, ar tu sutiktum su tokiu momentu, kurį aš esu pagavusi ne vieną kartą įvairiuose kontekstuose. Žmogus kreipiasi ir, pavyzdžiui, savivaldą dėl kokios nuo savo problemos. Kad ir dėl tų 3 eurų, kurių ten staiga jam nebegali gauti, jis, pavyzdžiui, kompensacijos už buto šildymą ir tada iš tikrųjų jo pajamos klaikiai sumažėja, nes jis turi tą mokėti dalį. Bet ar nėra toks dalykas, kad šitie valdininkai, jie irgi turi savo etiketę ir ta etiketė yra, ar jie griežtai laikėsi taisyklės. Mes esame visuomenė, kuriai labai patinka taisyklės. Nes aš įsivaizduoju, kad tikrai gali būti toks mąstymas ir jisai savotiškai pateisinamas. Savotiškai, aš nepateisinu kaip mokslininkė, bet pateisinu kaip mąstymo formą ir mes tą Lietuvoje matome. Kada, bet čia jis visiems 3 viršijo, kodėl jūs jam darote, pavyzdžiui, jeigu duotų. Ir tada jis gali turėti ir savo viršininkų pasipiktinimą. Čia yra, aš manyčiau, kad mes šito klausimo, aišku, neanalizuosim ir nei ginsim, nei kaltinsim jų, tik aš noriu atkreipti dėmesį, kad šitame visame žaidime, jeigu tu sutiktum, egzistuoja toks labai sudėtingas momentas, tas moralinis jautrumas visai sistemai ir logikai. Kaip kad kiek tu sutinki prisimti tam tikro santykio. Nes apkaltintas gali būti ko nori. To, kad tu esi per daug LGBT, mane, pavyzdžiui, kaltina, kad aš, kaip jūs, net labai juokiuosi, kad tai juokinga, kaip jūs kaip katalikė leidžiate savo eiti praidę. Aš niekad neradau, kad Kristus man būtų pasakęs, Aušra, neik į praidę. Kažkokia nesąmonė, jis kas sako, mylėk visus, bet ypatingai įdomu, kad pats Kristus labiausiai myli kitus. Pas yra kiti ten, visos tos moteris iš kitų bendruomenių, ten ne iš judėjų, kas tada labai svarbu. Tai iš tikrųjų, bet kartu tas jautrumas turėtų išlikti. Tai antras klausimas vis dėlto yra toks, kad mes tas etiketės kiekvienas jaučiame. Aš pasidalinau savo etiketę tokią komišką galbūt ir turiu etikečių daug ir kad esu nenormali ir taip toliau, bet, kaip patinka, taip vadinkit, bet techniškai tai yra visada labai asmeninė patirtis. Tai tavo asmeninėje patirtyje, iš tiesų, jeigu tu būtum toks, nenori, aišku, gali nesidalinti, bet būtų labai gražu, tu pasidalintum kokią nors asmeninę patirtį, kuria tave ar teigiamą, ar neigiamą prasme parodė, kad tavo etiketė yra ir jinai ten priimtina arba nepriimtina, kaip tu tai reagavai ir kokios tai buvo situacijos. Nes mes esame žmonės, mums asmeninės patirtis, iš tikrųjų yra tas mūsų labai dominantis dalykas. Sakyčiau taip, kad tai yra iš labai mažų dalykų susidedantis tie, žodžiu, kaip aš suprantu, kad man klijuoja etiketę. Aš galvoju, kas įvyksta kartais žmogaus psichologijoje, kad jisai taip kategorizuoja ir iš tos daro tokias neteisingas išvadas. Tarkim, šiaip, kiek esu skaitęs tą, žodžiu, teoriją, evoliuciją, žmogus kategorizuoja, kad išgyventų, nes smegenys nori greičiau suprasti dalykus, ar ne, ir tiesiog uždeda šabloną šitas toks. Ir kam čia daug kankintis? Bet aš tiesiog supratau iš tų patirčių, iš tų visų gašlių, turiu pasakyti, tų, kaip jie save vadina, krikščionių, hetero cislyčių vyrų, rašomų visokių
fantazijų, bet tokių baisių fantazijų, aš žinokit, aš neturiu tokių fantazijų. Aš taip nustembu, aš vis dar nustembu, aš tiek esu prisiskaitęs apie save, bet aš vis dar nustembu, ką jie primasto. Ir galiu pasakyti, bet aš iš jų supratau, kad jie mane ypatingai seksualizuoja, bet taip ypatingai. Jie laiko save tokiais hetero, kad jie jau tik tais moteris myli. Žinokit, jie myli moteris plus valaitinės, nes kai kurie ateina pas manęs į komentarų tą sekciją Facebook'e, jie ten prirašo, aš nedrįščiau cituoti nieko. Aš galiu pasakyti, kad aš esu gavusi tokių komentarų. Jie pirmiausia, politikam jos irgi rašo. Aš manau, pirmiausia, tiems politikams, kurie palaiko LGBT bendruomenę, tiesiog yra neutralūs jos atžvilgiu. Ir jų logika yra turbūt panašiai tokia, kad žmonių tarpusavio santykiai apskritai yra sekso objektas. Kad žmonių tarpusavio santykiai yra toks momentas, kur čia reikia reguliuoti per kontrolės mechanizmus seksualinius. Jie taip įsivaizduoja pasaulį, bet jie, manau, taip tikriausiai pasaulį daro ir kitose srityse. Jie yra linkę visas sritis sukontroliuoti, kad jos būtų teisingos. Iš tikrųjų, mes tada labai gražiai vėl galim grįžti į tas pačias etiketes, kurias kabiname. Iš vienos pusės etiketės padeda mums lengviau spręsti, bet mums taip pat, gal etiketės labiau padeda ir, ar tu sutiktum, spręsti ir apie tą, kuris mums kabina etiketę, kas jis toks. Jie mums kabina etiketes, bet ir mes iš dalies jiems kabiname etiketes. Kabinam, taip. Nes matot, aš ilgai stengiausi suprasti šiaip jau tus argumentus. Taigi aš jau užaugau iš esmės kur? Tradiciniai turbūt šeimoje, ne? Vis dėlto turiu ir mamą, ir tėtę, ne? Tai tikriausiai ne iš šventosios dvasios jau aš atsiradau, ne? Tai menkai tikėtis. Taip, jau tikriausiai. Tai suprantat, aš gyvenau gyvenimą paprasto. Tiesiog vaikas, ar ne? Tada paauglystė. Ir ten jau atsirado momentų, kur aš ėmiau tiesiog ieškoti savo tapatybės. Šiaip keista, kad aš turėjau ją surasti, nes bėda yra iš tiesų viešoje erdvėje ta, kad mes apie žmogaus unikalumą ir tapatybę nešnekam. Mes vėlgi šnekam apie šablonus. Turi būti taip. Kitaip būti negali. Vaikus netgi to moko mokyklose nemąstyti, o kaip yra vadovėliai, pavyzdžiui, konstatuoja faktą ir paskui yra klausimų ten sąrašėlis. Patvirtins faktą. Žodžiu, kaip ten yra ir jeigu tu kažkokį savo samprotavimą parašai, kad jau ir prie to fakto ar ne, neteisingai. Pusę balo, o ne visas, pusę tai mes šiek tiek gal atsakėjai teisingai, čia jeigu mokytojas geras ar ne, šiek tiek nulis ar ne. Tai aš su tom etiketėm labai klaikiai jaučiausi mokyklose. O jau kada tau jas kabino? Kabino, aš atsimenu tokius, žinot, vaikai, paaugliai mokosi bendrauti, atvyksta iš visokių socialinių tų sluoksnių. Tai tos patyčios, pavyzdžiui, gajos yra iš tos žmogaus psichinės, būties, ar ne, tu savo impulsus, ko sakyt, ką nesakyt, ar ne, tu tik vėliau galbūt išmoksti valdyti, tu pradedi kažką mąstyti, bet mokyklose, pavyzdžiui, bujoja tos patyčios būtent dėl to, nes vaikai dar ne iki galo ko gero valdo tus savo, ar ne, impulsus. Tai jo, aš jau tuo metu, man buvo kabinamas etiketas, nes mano elgesys, jisai nebūdavo taip, kad jis labai atitinka normas. Kaip jie normas, kaip jie jas mato savo aplinkoje. Aš kalbu net ne vien apie ten orientaciją, panašiai. Aš kalbu, pavyzdžiui, net ir apie mąstymą. Tarkim, mano kažkokios mintys būdavo taip, kad bendramžiams būdavo keista manęs klausytis. Ir aš jaučiausi atstumtas. Ir man prireikė laiko, kad aš perprašiau juos.
suprasčiau, kaip jie mąsto, bet aš supratau esminį momentą, kad jie mano mąstymo eigos nepagauna ir čia dabar kyla klausimas, kas prie ko turi prisitaikyti, o gal galim priimti vienas kitą tiesiog. Tai aš vėlgi grįžtu prie tų heterosislyčių, kaip taisyklė vyrų. Šitie tokių minčių, kad čia kažkokį tai kompromisą galbūt reikėtų pasiekti, jie jų neturi. Jie jų iš vis neturi. Ir pažiūrėkit, kas gaunasi, kaip vėliau tai susiklosto. Yra tie homofobai, kurie visą savo, žodžiu, jeigu politikas ar ne homofobas, tai jisai ko gero stato ant homofobijos savo tą politinę liniją ir užsibrėžė tikslą LGBT asmenims neduoti nieko. Bet strategija nepasiteisino ir tą rodo keli teismų sprendimai. Kalbam ir apie konstitucinį teismą Lietuvoje, bet kalbam ir apie ES teisingumo teismo. Vienas tam tai buvo toks sprendimas. Ta strategija absoliučiai nepasiteisino. Pavyzdžiui, gal nukreipsiu šiek tiek nuo temos, bet pavyzdžiui, buvo Lenkijoje toks atvejis, kai du vyrai kažkokioje šalyje susituokė, grįžo gyventi į Lenkiją, o ten jų santuoka kaip ir nepripažįstama. Jie kreipėsi į teismą prašydami, tai partnerystę kažkaip pripažinti ir teismas tada atmetė, motyvuodamas to, tai kad nėra pas mus partnerystės registro. Reiškia, mes jums neduosim visiškai nieko. Tai ES teisingumo teismas pasakė, tai gerai, tai jeigu jūs neturit partnerystės registro, turit santuokos registrą, tai įtraukit tada į santuoką. Tai suprantat, LGBT bendruomenė... Sakyčiau, labai gražiai apeita, negirdėjau tas istorijas. LGBT bendruomenė iš tiesų kažkaip taip išėjo, pasiėmė viską. Ir juos registravo į santuokos registrą. Teismas yra įpareigojęs dabar Lenkijos institucijas jau įtraukti į santuokos registrą. Taip aš seku tą istoriją, nes dėl vienos Lenkijos, kuri ne vienus metus buvo tradicionalistinė, labai tradicionalistinė, dabar situacija šiek tiek šiek tiek pagerėjus, bet tik šiek tiek. Tai jie, Lenkija buvo pasiryžusi kaip ir neduoti nieko, o žmonės pasiėmė viską visoje Europoje, net ne Lenkijoje, bet visoje Europoje. Ir tada kažkaip tas momentas yra, kad tu esi žurnalistas. Aš nesilaikau tos kvailos idėjos apie tai, kad profesionalus tas, kuris dirba laikraštyje, o jeigu žmogus sėdi rašo ir turi daug sekėjų, jau yra niekas, nes mano supratimu labai kvaila koncepcija. Tai jeigu tada grįžti prie tos žiniasklaidos, gal čia galime pasakyti žinių sklaida, tai yra nebūtinai, tu tai gali daryti tos įsivaizduojamos, dar viena etiketė, įsivaizduojamai teisingos žurnalistikos. Nes čia dabartiniam kontekste be abejo yra toks vienas niuansas. Ar vis dėlto, kaip tau atrodo, ar jie turėtų labiau, aš dabar kalbu ne tai, kad tu esi aktyvistas, taip, žurnalistas, tam tikros temos, bet ta bendroji žiniasklaida, įvairias klausimus nagrinėjantys žmonės, ar jie vis dėlto turėtų nuo tų šablonų slinkti unikalumą, tau kaip atrodo, ar vis dėlto šablonai jam padeda greičiau žmonėms paaiškinti dalykus, apie ką čia kalba? Šablonai visiškai nieko nepaaiškina, nebėra konteksto, yra tik tais toks sausas 4 pastraipų, žodžiu, tekstukas, kur nieks neaišku. Tarp kitko, bendravau su vienu skaitytoju, pasirodo, nebūčiau pasakęs, jis yra turintis autizmo spektro ten tą, žodžiu, būseną. Tai jisai man pasakė, kad jisai skaito, žodžiu, naujienų tos portalus, jis ten nieko nesupranta. Nesigiriu, bet čia jis man taip pasakė, kai jisai skaito mano tekstus Jarmo portale, jisai pagauna kontekstą. Ta prasme, tas istorijos pasakojimas jam yra kažkodėl aiškesnis ir aš nežinau kodėl, nes aš atrodo mokiausi iš žurnalistų, kurie ir šiuo metu dirba tą darbą. Gal esmė yra ta, kad šitas žmogaus teisų problemas, ar ne, būtent LGBT teisų problemas, šiek tiek giliau pagrebiu, suprantu jas. Ir
šablonai ten man visiškai negalioja, nes kaip žurnalistai, tarkim, dirbo prieš, kokius, nežinau, 20 metų, kada pirmas praeitas buvo, 2009, man atrodo, Vilniuje. Ką darė žurnalistai? Žurnalistai, žodžiu, nušvietė tai kaip ypatingo skandalingumo įvykį, kur susirinkę, žodžiu, naivūs berniukai ir naivios mergaitės, kaži ko tai reikalauja, o dori, pareigingi Lietuvos Vienas iš jų Gražulis, man atrodo, tada pasireiškęs. Atrodo, kad tai buvo tas atvejis. Aš jį, tiesą sakant, aš neseku, jo man jis neįdomus. Ne, tiesiog tam pirmame praeitį jisai, ten buvo skandalo toks lyg epicentras vienu momentu. Nesąmonė, bet toks dalykas buvo. Tai va, atminti žmonėms įsirėžė. Kas iš to praido? Ne LGBT, ko nori LGBT žmonės, pavyzdžiui. Ne, va, Gražulis. Todėl, Skandalas, kad būtent apie Gražulio už Lietuvą vyrai buvo pats tas epicentras. Tai va, čia yra šabloninis pasakojimas. Atėjo žmogus, pareikė, šiek tiek pacitavom, ką jisai pareikė, tada, žodžiu, keli kadrai, kad čia šitie susirinko kažko tai, nori čia daug resursų valstybės reikia, kad juos iš vis čia saugoti ir ko čia jie maždaug dar nori. Tai ir tik vėliau žiniasklaida šitą pasakojimo kryptį keitė. Ir dabar jinai jau tu manai yra geresnė. Žiūrint kur. Ne, žiūrint kur. Manau, kad yra geresnė, tikrai manau, kad yra geresnė. Pastabų turėčiau, nes kartais nesusiejamas temas. Nes pavyzdžiui, pasakoja apie Stambulo konvenciją, ar ne? Atleiskit, aš skaičiau ją, aš bandžiau skaityti originalą, aš bandžiau skaityti vertimą. Aš nematau LGBT tų klausimų, aš nematau. Aš matau moterų teisų klausimus. Ten yra, kadangi aš esu žmogus, kuris komitete sėdėjo, aš netgi pranešimą dariau Europos parlamente. Ten yra vienas punktas. Pirmiausia, žmonės labai nustemba sužinojo, kad tai yra labai trumpas dokumentas, mažiau negu 2 puslapiai tekstas. Jo logika yra tokia, negalima mušti. Nes techniškai žmonės per ilgus metus tradiciškai įsivaizdavo, kad jeigu gatvėje jau muša, kažkas, tai čia yra nusikaltimas. Bet jeigu dažniau vyras savo žmoną, kartais dabar ir pasirodo ir moteris savo vyrą, ar ten muša, ar ten vaikus muša, kad tai jau yra tiesiog šeimininis klausimas. Iš tikrųjų, to dokumento esmė yra ta, kad tai taip pat smurtas ir jis taip pat turi būti naikinamas kaip toks. Ten yra vienas sakinys, yra pasakytas, smurtas seksualiniu pagrindu irgi yra smurtas. Jį galima išplėtoti labai daugelį dalykų, kas yra seksualiniu pagrindu smurtas. Smurtas, kai vyras muša savo žmoną, dėl to, kad jinai tiesiog nenori su juo tą dieną turėti santykių, irgi būtų galima priskirti seksualiniam smurtui. Tai iš tikrųjų, šitą visą naratyvą, kad čia yra kažkas tokio ginančio ne tą bendruomenę, iš tikrųjų išplatino ta pati žiniasklaida. Tai, vat čia būtent ir yra tas niuansas. Nes fokusas, jūs pažiūrėkit, antraštę, ar ne? Seimas ketina, tarkim, išgalvoju dabar antraštę. Seimas ketina grįžti prie Stambulo konvencijos klausimo. Kokia bus nuotrauka iš LGBT eitynių. Prie kojos, aš nežinau, bet įdeda būtent tą nuotrauką. Ypač šalyje, kur 5000 moterų kasmet. Skvernelis, pavyzdžiui, atsiprašau, kad galbūt apie tokį žmogų, kuris dabar kaip ir per personaliją nelabai kažkam ypatingai patinka. Aš pasakysiu, aš visiškai netikiu to, ko jį kaltina, bet palikim į ramybę. Jis vienu metu sakė, kad jis palaikys Stambulo konvenciją, o to persimėtė. Bet jisai vieną dalyką apie žiniasklaidą, tarp kitko, šiaip teisingai jis pasakė, labai nepatiko, daugam labai nepatiko ir tiesą sakant ir aš tuo metu kritikavau, nes jis pasakė, kad žiniasklaida yra verslas. Šiaip jis pasakė teisingai. Bėda buvo ta, kad jisai iš to teisingo savo teiginio padarė klaidingą išvadą, kad tai žurnalistams teikti informacijos ten nelabai galima dabar. Dėl to, nes žiniasklaida verslas. Bet jis pasakė. Nežinau šitos istorijos, bet jinai yra absurdiškai komiška. Ne, aš tikiu. Tai suprantat, žiniasklaida kaip verslas nori neuždirbti pinigus,
žurnalistai žiūri, nu gerai, tai ką čia dabar labiau skaito, aha, su tom nuotraukom skaito straipsnius labiau, o tai jeigu mes čia pabandysim dabar pritempti, jeigu čia fokusą tokį uždėsim, žodžiu, į ten pirmą antraštę, tai įmesim kokį nors tai kontroversišką teiginį, tik paspaus, tai reklamos pajamos didės ar ne. Tai žurnalistai ties čia daro visuomeniai labai didelę žalą tuo, kad jie tą daro sąmoningai, tarp kitko. Aš netikiu, kad tai vyksta iš kvailumo, jie intelektualūs pakankamai, kad suprastų, ką jie daro. Tai yra tiesioginė tyčia kurstyti tus kultūrinius karus, nes mes visi puikiai suprantam, kad LGBT tema vis tiek gaubia stipri socialinė įtampa ir šitą temą reikia nagrinėti jautriau. Labai švelniai. Aš sakyčiau, labai niuansuotai ją reikėtų nagrinėti. Ir vieni dar žiniasklaidos kanalai dar šiek tiek stengiasi. Yra žiniasklaidos kanalų, kurie varo be stabčių, bet taip visiškai be stabčių. Būtinai paminės, žodžiu, pozas, seksualiniai klausimai, viskas bus suvulgarinta ir parašyta kokia nors nesąmonė, kad ten, nežinau, naujausias atvejis, man atrodo, iš TV3, kad Tailande translytės prostitutės vijosi ten kažkokį tai nuogą turistą. Kodėl apskritai mes turim tai skaityti? Aš noriu skaityti, kam šitą reikia? Ką šitam informaciniam sraute? Aš neturiu galbūt priekaištų net konkrečiam žurnalistui, kuris rašo, bet redaktorius, kuris nusprendė šitą temą iškelti kaip vieną iš svarbiausių šios dienos naujienų, kritikos, žinokit, nusipelnė ir labai didelės, nes yra bulvaras. O ar bulvaras turi būti pagrindinė naujiena dienos, nemanau. Yra tiesa. O tame visame kontekste, kuriame mes kalbame, kas labiau žeidžia? Ar atvira neapykanta, arba toks kažkoks kartais dirbtinas bandymas, mandagus abejingumas, arba toks, visada tas pats. Toks, vadinami mandagų žmonės yra mano supratimu vieni tokių įdomesnių. Tai kas, ar tas, kurie tiesiai ten tau puola su savo tom nesąmonėm, ar tie, kurie taip, aš galiu pasakyti, kaip pavyzdį, ką aš turiu galvoje, gana dažnai ir šitame klausime ir daugelį kitų. Kodėl čia dabar reikėtų viešintis? Tai gal tiesiog sėdėkit užsidarę ir nesimakalokit ir apie jūs nekalbės. Tai, bet jie turbūt taip nepasakytų apie, pavyzdžiui, savo vaiką ten, kuris nors. Uždarykit jį, neleiskit į mokyklą, nes jis ten anam suolė su kažkuo tai, netaip elgės. Kažkam nepatinka. Atvira neapykanta yra bent jau nuoširdį. Nes kai žmogus slepia, tu turi tiesiog daugiau įdėti pastangų, kad jį perprastum, ir tai eikvoja daug energijos, nes tu nekalbė apie esmę, tu tiesiog bandai suprasti, ką jis nori pasakyti, nes jis tau tiesiai nepasako. Taip kitko, apie tą mandagų tokį, jūs šiandien maždaug nesidemonstruokit, iš tos serijos, ar ne? Teisingumo ministerijoje sėdi, žodžiu, mažiausiai 2 tokios ponios. Viena, žodžiu, yra ypatinga tradicionalistė, kuri labai gerai žino, kaip dabar žmonės nuo šiol turi gyventi. Ji prieš keletą metų parašė, būdama, save vadindama, tyrėja, mokslininkė, kaip jinai ten, teisės ekspertė, man atrodo, jinai save taip net įvardijo, parašė ypatingo baisumo tekstą apie tai, kad homoseksualūs ten santykiai nekuria jokios pridėtinės vertės ir jos argumentai, tai, žodžiu, lyginimas su onkologiniam lygom, lyginimas su homoseksualumu, nežinau, nei onkologiniai ligoniai, nei homoseksualų žmonės man visiškai nesako nieko, ta prasme, tai yra žmonės, pradėkime nuo to, tada lygino su priklausomybėmis, ten nuo alkoholio, nuo ten narkotikų,
dar pasakojo ten apie seksualinius santykius tarp, ten šimtai, žodžiu, partnerių, aš neįsivaizduoju, iš kur jinai tą traukė, nes jinai pati neįsivaizduoju, iš kur jinai tą traukė, nes nenurodė šaltinį, nenurodė, tiesiog, jie taip mano. Jinai taip sudėstė kaip faktus. Taip. Ir vėliau tas tekstas buvo, tarp kitko, patikrintas ar ne, ir net tarnyba, ta žurnalistų etikos priėmė nepalankų šitam tekstui sprendimą. Tai dabar jinai yra viceministrė. Suprantat, ir kyla tada klausimas ministrei. O tai ar jūs apskritai žinojot apie tokį viceministrės tekstą ir kad jis ten buvo šiek tiek gal mažiau etiškas, ar ne? Ji Tamašunienė pasakė, LRT jos užklausė. Tamašunienė LRT pasakė, kad nežinojau apie šito tekstą, bet manau, kad nuomonė dėstoma pakankamai pagarbiai. Tai aš tą pagarbą supratau taip, žodžiu, kad viceministrė sėdėjo prie ekrano, ten klaviatūrą ir šypsodamasi labai mandagiai, tyliai rašė, žodžiu, šitą klaikų tekstą. Praktiškai apspjovė daugybė Lietuvos žmonių ir ne tik Lietuvos, šypsodamas. Tai čia buvo, žodžiu, ta paslėpta mandagi neapykanta. Aš net įtariu, kad jinai gali daryti daugiau žalos, nes jinai prasiskverbia. Jinai gali prasiskverbti. Mano jausmas būtų, kad kartais taip. Todėl, kad tas vadinamas žmogus, kuris klausimų nelabai išmano, arba jam mažiau tas įdomu, kai jis pamato tokį, labai vulgarų, tiesų tokį, jisai kažkaip ne taip. O čia taip viskas, tai vadinasi tikriausiai yra logikos. Šitaip gali būti. Nors, aišku, nežinau, čia yra tie skiri, čia tiesiog yra dar momentas, kuris parodo, kokiu laipsniu tai, ką mes kalbame ir darome, ypatingai, ką mes kalbame viešojoje erdvėje, kaip iš tikrųjų veikia mūsų visų gyvenimus ir visai nebūtinai vienos ir kitos bendruomenės. Tai ir tada toks klausimas jau mūsų pokalbio pabaigai, kaip vis dėlto tai įsivaizduotumėt? Ką reikėtų su mūsų šita visuomenė šiuo metu labai susiskaldžiusią, labai nervingą, pasimetusią, aš nežinau, bent aš taip ją matau. Kaip su jie reikėtų kalbėti ir ką jie reikėtų kalbėti, kad jai būtų trupučiuką lengviau priimti tikrovę visoje jos įvairovėje, o ne tame jos pavidale, kaip norisi, kad jinai būtų tokia ir viskas turi būti aišku. Nežinau, aš nežinau. Tu man atrodo atsakei. Nes, matai, klausimas viršūnėse, tarkim viršūnėse, ar nesėdinti žmonės, nebūtinai šitą irgi žino, o juk jų darbas yra toks, kad jie apie tai turi išmastyti ar ne, suvesti tus atrodytų nederančius ar ne interesus į kažkokį tašką, kur ten dera kažkas ar ne, ir kažkaip per tai bandyti, aš nežinau, kaip reikia suvienyti žmonės. Šiaip, tarp kitko, apie tą vienybę kalbant, netikiu, kad žmonės gali iš viso būti vieningi. Tam tikrais momentais, kai kyla grėsmė tam, jau tam bendrajam jau gėriui, kur jeigu tu jau neapginsit, tai vos nėra, tu mirsi ar ne. Gal, bet ir tai atsiras išdavikų. Tačiau bendrai kalbant apie tus socialinius klausimus, mūsų interesai tai yra skirtingi. Tu, Aušra, esi sakiusi vienam interviu, man labai tiesiog patiko šitas pavyzdys, nes jis tiesiog gerai iliustruoja. Man tiesiog pavyzdys toksai, žodžiu, kad darbdavio interesas yra vienoks, darbuotojo yra kitoks. Bet. Pabaigsiu mintį. Gal mes tiesiog turėtumėm žiūrėti į politikų pasiūlymus, kai jie nori būti išrinkti, šiek tiek atsakingiau, ne kad eisime, pasieksime, o kaip jūs tą padarysit? Kokias jūs konkrečiai priemonės numatot? Ar jūs iš vis numatot, kad čia yra problema? Nes dabar tiesiog politikas, eilinis politikas, tarkim, statistinis, ateina ar ne, ir pasako, jeigu jūs balsuosit už mane, tai būsit laimingi. Pavyzdžiui. Tai aš vis dėlto norėčiau tą mintį pratęsti, aš nežinau. Aš prisimenu, kad aš esu ne vienam kontekste sakiusi, kad
Verslininkas turi savo interesą, darbuotojas turi savo interesą. Ir geras verslas yra, kai tie interesai randa sąveiką. Kai verslininkas supranta, kad be darbuotojų tai jo verslas ir nėra ne verslas, nes jis paprasčiausiai nevyks. Taip? Vat pas mus labai dažnai mūsų viešoji žiniasklaida pateikia taip, verslas sukūrė taip toliau. Ne, verslas sukūrė kartu visa struktūra. Mokytojais, kurie mokė jį ir jų darbuotojus, tais darbuotojais, visuomenės įstatymais, visuomenės saugumo struktūromis. Čia yra labai labai sudėtingas mechanizmas. Tai mano mintis ten vis dėlto vedėsi į tai, kad mes turime žiūrėti kontekstus. Tu atsakydamas į šitą klausimą, ką reiktų daryti, tu pasakai, aš nežinau, ir kelis kartus taip pakartoju. Bet tavo atsakymas į antrą mano klausimą, iš tikrųjų, aš manau, ir buvo atsakymas į šitą klausimą paskutinį. Reikia žiūrėti kontekstus. Mes iš tikrųjų, kada matome žmogų, mes negalime netgi pasakyti, aš taip įsivaizduoju, ir tikriausiai aš esu teisi. Manau, kad dauguma taip tikrai vienas kitą matome. Mes kartais galim būti privargę, irzlus, kartais labiau pritarti kažkam, kartais kažką atmesti, kartais mus labai traukia kokią nors idėją, o kitos mes nepastebime. Ir netgi tą patį žmogų analizuojant, tu turi matyti labai labai daug pavydalų. O kai tu žiūri visą visuomenę, tai kontekstai yra labai svarbus. Tai aš pabaigai gal vieną noriu istoriją papasakoti, jinai yra trumpa, bet jinai labai gražiai susisieja su to, ką tu kalbėjai. Tai kalbėjai apie tai, kad turi matyti žmogų žurnalistas. Aš pirmą kartą užsienyje žurnalistikos mokiausi 1991 metais. Aš buvau Amerikos vyriausybės kvietimu tiesiog žiniasklaidos mokytis. Aš buvau jauna žurnalistė, jauna to amžiaus, tokia buvau 30+, trupučiuką, bet aš buvau pakviesta ten mokytis žurnalistikos, būtent Amerikos State Department, valstybės departamente. Ir aš ten trejetą savaičių toje Amerikoje gyvenau ir man labiausiai įstrigo vienas žurnalistas. Mes visi buvome tenai pakviesti ekonomikos žurnalistai, kurie rašo apie ekonomiką, ir jisai pasakė vieną dalyką. Ir tas dalykas skambėjo taip. Žmogus buvo labai labai garbaus amžiaus, jisai prisiminė, kad pirmas jo ryškus asmeninis toks jų individualus darbas, kad jį išsiuntė 46 metais į Bretton Woodso konferenciją, kur iš tikrųjų sukūrė tą visą mūsų pasaulį, kokiame mes ilgai gyvename, kuris dabar žlunga, jau aišku, tokios liberalios demokratijos pasaulį. Ir jisai sakė, o dabar sako, žiūriu į jūs jaunus ir sakau jums vieną dalyką, kad jūs pasirinkote nepaprastai gražią istoriją, profesiją. Jūs pasirinkote kalbėti apie žmonės, nes ekonomika tai neskaičiai. Už kiekvieno skaičiaus yra žmogus. Tai, bet man ta istorija, aš ją prisiminiau tavo kontekste, kai tu sakei, kad kartais tas autistiškas asmuo, tikriausiai jam iš vis labiau sunkiau pasaulį suvokti, labai vientisą, čia taip gali būti. Aš turiu diagnozuotą ADS-ą, irgi esu ne visai tipinė, man nenutraukti, jeigu man įdomus pokalbis, aš paprastai linkus jį nutraukti, nes reikia dalyvauti diskusijoje. Jeigu man neįdomu, tai aš sėdžiu labai kultūringai, nes tai reiškia, viskas, jau taip nuobodu, aš pasėdėsiu tyliai, kada čia baigsit. Tai mes tiesiog esame skirtingi ir turbūt tas ir yra gražiausia. O šiaip tai aš tau galiu pasakyti komplimentą ir kodėl aš tave kviečiau. Man irgi kaip tam autistui, sako, kad autistai su adesikais gražiai sutarė. Kažkaip ten. Man iš tikrųjų įdomu skaityti, ką tu rašai. Aš labai esu, man iš tikrųjų visai nesvarbu, kokiai bendruomeniai priklauso žmogus. Man iš tikrųjų įdomus tas žmogus. Man šiuo atveju įdomus tu, tai žmogus, kuris turi mintį ir daro. Man atrodo, kad čia ir yra turbūt tas kelias, kurio reikia vadovautis. O ką galvoja, kurio klausimų politikai, tai čia žinok, politikai turi už nugaros tokį daiktą labai dažnai, polittechnologus. Ir polittechnologai pataria, ką reikia daryti. Ir tada kartais žmogui, ir čia reikia žurnalistų, žmogui sunku atpažinti, ar šitas žmogus kalba autentiškai ar ne. Aš dėl to ir sakau, kad, pavyzdžiui, žurnalistas, jis neturi apsimesti, kad jis yra neutralus. Mes visi negalime būti neutralus. Bėda tada su tokiu žurnalistu yra ta,
kad jisai nekonstatuos net ir faktų. Jis Reiškia, abejingas. empirinių faktų. Rūkymas kenkia sveikatai, ne. Jisai tada pasikvies tabako fabriko ten kokį direktorių, nu ir kokį gydytoją. Ir jo ten laidos ar tai straipsnio pabaiga bus tokia, nu va, šitas reziumė, žodžiu, ir šitas sako taip, antras sako antraip, o kaip ten yra iš tiesų? Diskusijos klausimas. Ne, tai yra Čia žurnalisto ne. iškamša. Dėl to Bet aš, čia nėra, pavyzdžiui, bet čia nėra objektyvi žurnalistika. Čia yra abejinga, buka taip. žurnalistika. vadina dar ją objektyvę, nu, tie Nu, jinai mūsų nėra. Ne, čia- žiniasklaidos architektai. Pernelyg Aha, ilgai mokiausi žiniasklaidos. Visą laiką vakaruose, nes tiesiog Lietuvoje niekada jos nesimokiau. Aš važiuoju Amerikoje, bet ilgiausiai Oksforde ilgai. Ir tikrai tai yra gerokai sudėtingesnis dalykas. Tai tikriausiai ir būtent yra tas niuansas objektyvi žurnalistika. Labai surasti ir pajusti, kurie konteksto momentai čia šiuo atveju yra labai svarbus. Aš nuoširdžiai pasakysiu, kad aš Lietuvoje žinau keletą profesionalių žurnalistų, bet yra labai mažai. Ir tikrai nei vieno redakcijoje, kuris skelbėsi profesionalios žurnalistikos, nu kažko. Tai jie iš tiesų yra tiesiog vienos idėjos aktyvistai. Bet aktyvizmas savaime nėra blogis. Aktyvizmas tai reiškia, kada tu fiksuoji tą savo pranešimą ir tada tu jį įtalpini į kontekstus, į žmonių kontekstus. Kada tu kalbėjai apie žmogų ir kalbėjai apie jį pagarbiai, priimi tokį, koks jis yra, su visais jo, nežinau, ten adresais, dar kažko tai, ir jo intencijas pabandai parodyti ir iš tikrųjų jo pasimetimą arba jo pozityvumą, bet kas tau iš tikrųjų vat ir išeina neblogai labai. Tai čia yra ta objektyvi žurnalistika. Tu tiesiog papasakoji pasaulį kaip tam tikrą istoriją, kurios tu nekonstruoji. Bet kur yra to, kai tu sakai, kad tai objektyvi žurnalistika, jinai neobjektyvi, yra sukonstruota. Aš nesakau, kad tai objektyvi. Ne, jie tai prisistato. Įsivaizduoja, jog tai. Taip, bet čia va būtent, kur yra esminis turbūt niuansas, tai yra sukonstruotas tekstas. Tu padarai nebe tikrovę, o tam tikrus jos uždedi į etiketes. Verslas turi savus interesus, tie turi savus dar kažkokius. Tiesiog tu žinai konstruktą ir tu nežiūri, kad iš tikrųjų kartais situacija gali būti ir tokia, sunkiai įsivaizduojama šiais laikais, bet anais, pavyzdžiui, prieš 100 metų, gana nebloga. Grįžkime prie kokios nors Karmen, ką reiškia daugeliu moterų išgyventi pasaulyje, kai jos būdavo labai silpnos ir labai neturtingos, darbas tabako fabrike, kuris jas vienu metu žudydo, bet iš kitos pusės leisdavo joms susikurti kažkokį gyvenimą savo vaikams. Aš aišku interpretuoju, taip, bet kartu aš labai noriu, kad būtų pajustas tas niuansas. Tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad galima ramiai pašnekėti ir priimti tikrovę, o kad žmonės kartais būna labai žiaurūs, tai tiesiog reikia stebėti. Ačiū. Ačiū.